Čia va vyrai parduotuviai pakuoja. Kaip duotę tokį pirkau, tai paprašiau, kad patrumpintų. Adrenda Devi šventykla. Vietinės karvutės jų su va tokia kuprelė ypatinga. Viešbučio aplinka. Viešbučio aplinka. Čia toks vienas gražiausių Vrindavane viešbučių, kur aplinka, kur viskas taip aptvarkyta. Dar čia tokį dalyką irgi pastebėjau, kad Indijoje tai indusai patys, kai apsistoja, tai taip panašiai kaip pas mus tarybiniais laikais būdavo, taip žiūri iš mažo kambarėlio, tai išeina šeimyna, ten matai turbūt uošvis, nu kokį 10 žmonių, tai būna toks kambarys 2 vietis, 3 vietis, o jie taip ten giminėm keliauja, kokį 10 apsistoja. Tai va, tai tiesiog tokia kultūra ir prisimenu, kaip pas mus ten irgi kaip tarybiniais laikais, ne, kaip būdavo ten, kad gyvena kažkas ten su savo tėvais ar uošviais. Aišku, ten situacija ne visada pas visus būdavo maloni, bet čia indusai jie kažkaip tai tą ego labiau apsivalė, tai visi labiau taip gali būti vienoje vietoje ilgesnį laiką kartu, nes ten taip kitu atveju, ne šiais laikais, nes su žmona kiti negali būti ten ilgiau 2-3 valandų, prasideda konfliktai. Tai keli pastebėjimai. Čia toks mini vedų muziejus. Prabhupada, kai keliavo į Ameriką. Dar keli Vrinda Devi, Rama Chaitanya Mahaprabhu, čia šventyklos antram aukšte, o taip viskas iš marmuro. Padaryta gražiai. O dar čia kaip iš viršaus viskas atrodo irgi. Čia Prabhupada ir čia aplinkui visą paramparą tokie paveikslai sudėti. Mokytojai, mokinių seka vadinamas parampara, kas nežino. Čia va
kai Lietuvoje kas nors sako kamščiai, tai va čia Indijai tokie. Būna va taip, va kaip. Įsipipsina, bet ne iš pykčio, taip, draugiškai. Šiandien atvykom į kitą miestą, miestelį, tiksliau kaimelį, vadinasi Varšana. Čia pirmą kartą prieš 11 metų buvau, bet dabar žmonių, kaip pas mus ten Lietuvoje kaimuose, žmonių mažėja ten, kai atvažiuoja į kokį kaimą. Aš ten, kad ir pas save ten galvoju, kur žmonės pasidėjo, ten per pusę mažiau. Tai čia nežinau, čia kokį 2-3 daugiau, dabar tik šiek tiek tokia ramesnė gatvelė, bet šiaip viskas pasikeitė, tai artimiausiam dienom daugiau papasakosiu apie tą vietą. Bendrai Varšana tai yra Radharanės, sakykime, gimtinė. Čia aišku be šiukšlių, jeigu taip žiūrėti, bet man tai iš esmės tokios jaukios jų gatvelės, tokios senovinės. Čia, sakykime, dar tokia, aišku, ne pati seniausia, bet va tai būna, kad ten vienoj pusėj siuvėjai, kitoj pusėje ten vėl kokius tai telefonus tvarko, tokios būna, aišku, ne visada, bet iš esmės tokios dažnai jos ramios būna, kai ne savaitgalį. Čia irgi va siuvykla. Viskas taip ganėtinai pas juos paprastai. Taip, įprastai čia atvažiuoja žmonės pasiklausyti šventųjų. O čia grupė. Šį kartą kažkas apie iš 200 žmonių. Nesimato viskas aiškiai, bet atrodo įspūdingai. Va čia taip vyksta kelionė, kai keliauji nuo vienos vietos iki kitos ir dvasinis mokytojas vis skirtingoje vietoje papasakoja įvairias istorijas, kas ten nutiko vienoje ir kitoje vietoje. Čia toliau keliaujam po įvairias vietas, kur vyko įvairūs viešpatės žaidimai įvairiuose vietose ir dvasinis mokytojas pasako, kas vienoje ar kitoje ten vietoje nutiko. Mes taip klausom, valom savo širdį. O čia dar viena tokia senovinė šventykla, vadinasi Jaipur Temple. Šiandien tokia jau sunkesnė diena buvo, dėl to, kad savaitgalis ir kaip pas mumis savaitgalį visi vasarą, ne, ten tarkim į Palangą arba į Akropolį, tai čia visi važiuoja į tas šventas vietas. Tai mes kaip taip šventoje vietoje, kuri vadinas Varšana, tai čia tiek vakar, tiek šiandien iš viso tokias spūstis buvo, žmonių net buvo praktiškai neįmanoma praeiti.
be galo daug, tai prisirinkę. Tokia, nufilmuoti jau neišėjo, ten jau nieko nebegalvoja, tai jokio filmavimo, dar žodžiu, tokia minė spūstis. Ir dar jie, anksčiau aš, kai buvau čia to vietoj paskutinį kartą 2016, tai jie nevažiuodavo su motociklais, o dabar jie tai tas vietas netgi su motociklais atvažiuoja, ten kur pešiom visi vaikščiodavo. Močiutės, va, babulės vargai. Toks tipinis indusų kiemas kaimo. Šiandien dar viena šventa vieta, vadinasi Čaiksoliai. Šiandien dar naujoje vietoje, vadinasi Unčiagaun, Lalitos Saki, vienos iš Radgaranės draugių gimtinė. Čia šventiklėlė tiesiai, baltamatas, po to pafilmuosiu vidų. Čia ta pati Lalitos, vadinasi, šventykla, gimtinė, galima sakyti. Visų gopių piešiniai. Nu va, čia taip atrodo tos dievybės, kas pirmąsyk mato, nežino Lalita, Saki, jos irgi čia draugės. Tai dabar, ką žiūrit, irgi būsit kaip ir pabuvę. Lipdavo iš karvės mėšlo tokius paplotėlius, nu, po to su jais šildos namus. Tai va taip, tradicinis toks. Va šitie paplotėliai, po to, nu, kas nežino, tai jais kūrena, tai tipo pati ekologiškiausia priemonė. Va čia tie indiški kaimukai, gatvelės tokios mažos su šventiklėlėm. Tai, nu, šiaip jaukios tokios, tos kai nedidelės būna tokie kaimukai, šventiklėlės tokios. Čia dar vienas dievybės. Na irgi kas jau žiūrit, tarsi būsit pabuvę šito vietą. Čia tokia viena seniausių šventyklų, parašysiu, kaip vadinasi. Через несколько минут мы отправимся к месту, где находился важный путь на Баку. Ir čia Naraina Bhatta Gosvamio, vieno šventojo samadhi. Va čia šventuosius Indijai į tokius, nu, sakykim, kaip kapas, ne, jo švento, nes čia paprastų žmonių jie nelaidoja, degina juos, o šventuosius sodina į druską, į tokį, sakykim, padaro po to kaip kupolo tokį. Nu, va čia Sudevi irgi Radharanės draugė, viena iš 8 gopių. Ką žiūrit, irgi būsit kaip kad pabuvę. O čia tokia šventiklėlė, kur čia ir buvom, Sudevi ir Ranga Devi. Tokia irgi senovinė, mažytė. Kiek čia galbūt matos, galbūt dar iš išorės. Nu va čia ta šventiklėlė Sudevi, Ranga Devi, 2 dvynukių. Taip maždaug atrodo iš išorės.
O čia tokie kaimo vaizdeliai, va. Berniukas su karvyte maža. Nu čia tie kaimo, nu, faini vaizdeliai tose kaimukose, kur ramu, kur ne miestas, kur to triukšmo tokia nėra. Šiek tiek vaizdų nuo kalno. Čia dabar ant kalno, kur Krišna su savo draugais, piemenukais valgydavo ir čia šiaip gražūs vaizdai tokie atsiveria. Čia va ta vieta, kur Krišna su savo draugais piemenukais valgydavo ir tokie natūraliai įsispaudė tarsi dubenėliai. Čia kiekvieną vakarą siūlom ugnelės viešpačiui. Šventė Damodaros mėnuo, tai vadinos Kartika. Ir čia kiekvieną vakarą siūlom ugnelės viešpačiui, kadangi mėnuo Kartika, kas nežino, tai šventas mėnuo, jis praktiškai visada taip lapkričio mėnesį būna. Tai tokia graži ceremonija. Na, čia mato dabar Čitra Devi, dievybės. Iš dešinės Radharanės reiškia draugė Čitra Devi ir iš kairės Čampalaka. Irgi va, turėsit, jau kaip ir būsit pamatę. Čia šventykla dabar atnaujinta, tokia buvo prieš tai. Na, mažytė, nedidelė. Dabar tokia jau atsinaujinus, dusai praplėtė. Ir čia dabar esam ant Vilos Gar, to kalno, kaip ir minėjau prieš tai. Asmeniškai man tai viena tokių maloniausių Varšano vietų, gražiausių, sakykim, tokių artimiausių širdžiai. Tai ten, aišku, toks, matos, Radharanės šventykla ten toli. Ir čia Džaipūro šventykla matosi. O tokia graži vieta. Ir čia šiandien tokia visi tarnystę tokia daro aplink tą kalną, tai renka šiukšlės. Dažniausiai čia, kur vietiniai būna, ateina primėto. Tai mes šiandien čia renkam po truputį. Visi darbuojasi. Šventė vietinė. Šį vakarą irgi indusai vestuvės švenčia netoli mūsų viešbučio. Šiandien atvykom į Tungavidijos šventyklą. Labai tokia sena šventyklėlė. Atrodo iš išorės.
pačioj šventykloj tokių daug dievybių, duotų ir mandžerės vadinasi. Čia tiesiog grotos uždėtas. Čia vėl toks tipinis kaimo gyvenimas. Karvutės, traktoriai. Ten vėl daro iš paplotėlius iš karvių šito mėšlo, džiovina, po to kūrena. O čia taip atrodo Tunga Vidijos dievybės, per vidurį Radha Krišna ir iš dešinės Tunga Vidija. Čia tokios indiškos plytos su ženklais, su svastikom. Buivolus gano močiutė. Ranga Devi šventykla. Atvažiavom šiandien į kaimelį Kamai. Dabar atėjom į Višachos šventyklą. Čia visas šitas matos. Ir čia matos Višachos dievybės. Tai čia per vidurį, kaip visada, Krišna su Radharane ir Višacha iš dešinės. Умиротворять разгневанного возлюбленного, как подкупить его и как поссориться с ним. Čia prie tos pačios Višachos šventyklos, čia vietiniai gyventojai išsirikiavo. Čia dar truputį gamtos. Šiandien rūkas toks nemažas, tai visur taip apsiniaukia gan stipriai. Dar tuose kaimukose įdomiai, kad tuose šventuose vietose turiu omeny, ne visoje Indijoje, nes visoje Indijoje nesu buvęs, bet būtent tuose šventuose vietose tai tu niekur nerasi nei mėsos, nei alkoholio parduotuvių. Vietinė močiutė, nu, tokios močiutės šviesios čia, visos tokios atrodo išmintingos.
Močiutė su buivolu. Atvažiavom ir dar vieną kaimelį, vadinasi Keralo. Aišku, čia vietiniai vaikai, jau jie laukia, prašinėja centų, mėgsta šitą reikalą. Ir čia į šventyklą važiavom dar vieną Čampalakos. Senovinė šventyklėlė. Buivolai. Močiutė. Tokia graži aplinkėlė, tokia vietinė. Mergaitė čia tvarką daro, iškart renka pinigėlius. Šio šventyklos teritorijoje vietiniai gyvena, jau čia ruošia bulves, kiek katilai pas juos. Čia jau kažką verda irgi, toks nemažas katilas. Čampakalato šventykla. Irgi vietinis vartai. Babadžiai pas juos. पुराना है, पुराना है। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Čia Radharanė šventykla, tokia viena iš tose apylinkėse, nu, tokių triukšmingiausių. Labai daug žmonių čia pastovi ir praeitą syk net nepatekom. Čia laukia Radharanė šventyklų irgi. Labai populiari, dėl to čia labai daug žmonių, bet taip gražus vaizdai atsiveria tokie. अनीता पूछ राजस्थान से आई। संगम बिहार दिल्ली से आई अनिल की मम्मी
संगम बिहार दिल्ली से आई अनिल की मम्मी मंदिर प्रांगण में है। मंदिर कार्यालय के पास आपके साथी इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र आए। यहाँ अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ आ जाइए आप कार्यालय पर और अपने परिजनों से आप तुरंत आके मिले, अपना अपराध कर जाएंगे आप। Va, asiliukai jau pasiruošę nuo ryto darbams. Trysia tampo jau smėlį. Šiandien atvažiavom į dar vieną šventyklą, tai Induleko šventykla, irgi sena šventyklėlė. Aplinka tokia panaši kaip ir visur Indijoj. Tradicinės tos indiškos lovos tokios, jos taip iš virvių tokios būna supintos. Daugiausiai miega čia vat ant tokių lovų. Čia irgi va tokios senovinės durys. Toks va senovinis medis
senas medis. Jau pamatęs nemažai. Dar šiek tiek apie tos paplotėlius, vat, jie mato tokius, vat, kaip padaro tos paplotėlius, jie išdžiūna. Po to atgaunas pas juos tokios kaip tų paplotėlių malkinės, apdeda tokiais kaip šiaudais ir po to įima juos kūrenimui. Kiaulaitė. Su savo irgi reikalais. Čia va taip vyksta pietus pas mus. Dar pietų nedalina, bet va taip va. Susėdė. Nu čia Rada Kunda, Šiama Kunda. Skaitosi patys švenčiausi planetos vandenys. Kas žiūrėsi, tai būsi beveik kaip ir biški pabuvę čia irgi. Tai va, Radė, Hari Krišna. Ten Šiama Kunda matosi. Kunda vadinasi kaip ežeras verčiasi, bet nu čia tokia lietuviškai labiau tokia kaip prūdas, bet skaitos šventas vanduo. Čia kitur tokiuose va gyvena dėdės babadžiai vietiniai. O čia Vrindavane, dabar vėl sugrįžom į Vrindavaną. Krišna Balaramo šventyklą. Tai dienos metu čia būna. Šventas vietas galima matyti trim būdais, tai vat, ypatingai kas susijęs su Vrindavanu, Varšana, Govardhanu ir kitom. Tai vienas iš jų, tai kada mes matom, atvažiuojam ir mes tada matom, kad čia daug šiukšlių, čia tokia betvarkė, daug triukšmo ir panašiai, toks nepasitenkinimas būna. Antras metodas tai yra tai, kai tu atvažiuoji ir tu jau tai priemi, tu nebepastebi trūkumų. Tu tiesiog jauti tą erdvę, jauti tą vietą, kad kad ta vieta yra ypatinga, galbūt dar kažko daug nesupranti, bet ta vieta yra ypatinga. Ir trečias būdas matyti tą vietą, tai yra irgi čia pasakoti apie tokią močiutę, jinai yra rusė, jos vardas Satija, tai
Na irgi maudosi kas rytą Jamunos upė ir ta Jamunos upė tokia kaip ir nešvari. Bet kai juos paklausė, sako, močiutė, jūs maudotės kiekvieną rytą nešvarioj upėj. Ir ta močiutė sako, tai ta upė, sako, kuriuo aš maudosi, jinai yra ypatingai švari. Tai tiesiog yra, kad mes galime įprasti tokie žmonės nematyti. To viso, kas yra tikra, nes, tarkim, kaip aprašo šventieji, sako, kad tas miestas, tarkim, Brindavanas, tai čia visur yra brangakmeniai, tokie takai brangakmeniai, bet, na, nuo mūsų kol kas yra uždengta, ne, kol mes nesam tam tikroj sąmonėj. Ir kai tos močiutės paklausė, sako, jūs, močiutė, maudotės, juk Jamūna tokia nešvari, sako, jūs maudotės to Jamūnui kiekvieną rytą. Ir jinai sako, ta Jamūna, kurioje aš maudaus, tai jinai yra be galo švari, ypatingai švari. Ir ką tai reiškia mums, tai reiškia tiesiog, kad daugelis dalykų yra nuo mūsų, sakykime, taip ir paslėpta, ne? Mes negalim matyti plika akim, kaip galvojam, aš imsiu, ten pamatysiu, viską išsiaiškinsiu. Tai tiesiog, kad kažką tai pamatyti daugiau ar daugiau suprasti, jau tokiu atveju mums turi atverti, sakykime, iš aukščiau, suteikti malonę, kitaip mes būsim savo, ne? Sakykime, viską pažinsim tik tai pagal savo protą ir tokiu atveju matysim daugiau trūkumų nei pliusų. Čia tokia senovinė kaimo šventyklėlė, Durgos, tik jinai atnaujinta. Durga tokia viena iš Kali ekspansijų. Čia jos tokios viena iš formų. Ant tigro tokia vaizduojama. Čia jau tokia pikta forma ir vadinas Kali. Biškį tokį rimtesnį vorą parodysiu. O. Toks truputį didesnis. Čia gal taip ant kameros nesimato, bet toks skersmuo kokį 15 centimetrų. Na, toks indiškas kaimelis. Ir namukai tokie. O čia vaizdas dabar per mūsų langus, kur pas mokytoją apsistoja, tai kaip sakiau, čia aplinkui taip viskas ganėtinai taip žalia ir tokia kaimiška ramybė, pačioj ten karvutės ganos. Tokia ramuma čia. Čia pati šventyklos teritorija, dar kitaip vadinasi kaip ašramas. Čia kur esam apsistoję pas mūsų mokytoją, ten matos ten virtuvė. Čia sodelis, gėliūnai ir ten matosi šventykla. Tokia graži, rami aplinka.
čia kai iškėlam į šventyklą. Po kairę pusę yra Govindasvamio mirtį. Daugiau čia visos Krišnos lilos. Ir toliau tiesiai, kai einam, ten tokia labai įdomi Narasimhos dievybė. Čia kaiminystėje močiutė atsijuoja tokiu vat senoviniu būdu grūdus. Truputį indiškos gamtos. Čia dabar kaip tik žalia tokia vasariška, nu ir oras toks šiltas, maloniai, nei per karštą, nei per šaltą. Dabar Lietuvoje, aišku, ten dauguma visur jau vėsu, žiema prasideda. Taip net nesitikė, kaip čia tokia, žinot, kaip vasara šilta. Tai va, siunčiam jums irgi šilumos. Čia kaimelį yra tokia senovinė Šivos šventykla, nes taip pasakojama, kad Šiva saugo čia tą šventą kaimelį, kuriame mes esam. Jisai vadinasi kaip ir Gadaigiris, bet jisai dar vadinas kaip Gupta Vrindavanas, slaptas Vrindavanas. Ir dabar šita šventyklėlė uždaryta. Kažkodėl čia va Garuda ir čia truputį irgi kažkiek tai gali matytis, bet taip viskas uždaryta, nežinau, datos čia neparašyta, bet šiaip visur tokia architektūra įdomi tokia. Kai kur šiek tiek irgi tokie kaip krikščioniškus primenu, ne kaip bažnyčių. Čia irgi prie tos pačios šventyklos Šivos dar irgi toks kaip priestatėlis ir čia irgi va tokie įdomus žmogeliukai, čia viduj Šivalingamas. Jisai su tokie, čia Nandis, Šivos tarnas Nandis. Ir čia tam kaimelį, kur pas mokytoją, kaip sakiau, vadinasis Gadaigirė, tai asmeniškai man bent jaukus tokie maži namukai, nameliukai tokie, nu tikrai tokie nedideli, spalvoti. Čia tokie, aišku, yra kiti jau tokie jau pasenę, susenę. Tokių yra. Yra kitų tokių gražių spalvotų. Tokie
Kada aš tokius buvo, atrodo, net sapnavęs, tokie mažiliukai, nedideli, močiutė. Kiti tokie iš viso su mažom durelėm tokiom. Ir tokie panašiai kaip ir Lietuvoje, gatvelė tokia eina ir per tą gatvelę iš vienos pusės namukai ir iš kitos pusės namukai. Sakykim, ten kaimynai vieni tokie šalia kitų. Vyresni žmonės, jie tokie irgi sėdi dažnai, taip ilsis. Dar keletą irgi pastebėjimo apie tas šventas datas, tai tie kaimukai, tos šventos vietos, kur ir dabar randuos, tai jos tokie kaip dvasinio pasaulio portalai. Čia irgi gimsta tokie žmonės, asmenybės irgi nepaprasti, jie, sakykim, turi tos daug geros karmos punijos, ne, kad gimti tokioje vietoje. Ir iš tokios irgi materialios pusės pastebėjau, kad irgi tie vyresni žmonės, jie taip mėgsta irgi sėdėti savo kiemukuose, ten kai kuriuose video gal matė, tai dar labai neprasiskverbus tą telefonų maniją, ne, kada pas mus visur jau visi sėdi telefonuose, tai jie čia šiaip nemažai vieni su kitais bendrauja, kalbasi. Nežinau, aišku, nesuprantu kalbos jų, tų vietinių, ką jie ten kalba, bet tiesiog tarpusavį bendrauja. Toks vietinių indusų irgi namas. Toks ne per seniausia pastatytas, toks gan tvarkingas, tvora. Štai tai per daug mato, bet va toks kiemelis. Viskas gan jaukiai taip. Kokosų palmė. Kokosai. Guli du bičiuliai, vienas šalia kito Indijoje. Taip, čia kaimukė močiutės taip vakaruoja dažnai prie vieno namo kito. O čia pagrindinės dievybės šventyklos. Ypatingai Radha Gopaldžių. Šitos apie jas vėliau kada papasakosiu daug plačiau. Ilga tokia istorija. Dabar kas žiūrit, irgi būsit kaip ir gavę taip vadinamą jų daršaną, arba, sakykim, lietuviškai susitikimą. Bengalijos įlanka, Indijos vandenynas čia. O tokios didelės bangos gana
Tokios, kaip mato, tokios atrodo ramu ir po to taip tokia ta pakrantė. Čia Indijai linksmybės visokios tai prie jūros, va, Kupranugari. Ant Kupranugari, ant arkliukų yra. O šiaip tai jūra tokia, nu, labai didelė jėga, tokia prie Baltijos. Tai nepalyginsi, ten tai tokios nėra traukos, o čia įeini, taip iš karto tiesiog traukia tave atgal, ant tiek tokia stipri jėga vandenino. Aš prieš tai irgi, kur teko būti, ten prieš 13 metų Goa, tai ten kažkaip silpniau buvo. Čia tokia labai stipri. Čia Haridaso Takuroso Samadhi. Haridaso Takuroso. Сидеть, смотри на чакру, и я организую тебе каждый день будешь приносить просад от Джаганнатха. Ты просто сидишь, когда я Харе Кришна. И вот здесь... Čia va taip Džaganatha Puri vakare vaikštom taip gatvelėm po šventyklas ir taip pat neįprasta šiek tiek tai, kad pakankamai ramu, taip nėra labai daug triukšmo palyginus tose gatvelėse. Čia viena svarbiausių Gaudijo Vaišnavos vietų, čia ilgą laiką gyveno būtent Čaitanija Mahaprabhu, tik aišku, čia viduj neleidžia filmuoti. Aš Džaganatha Puri pirmą kartą, bet čia draugai, pas kuriuos dabar atvažiavom, tai bet jie pasakojo, kad čia šitoj apskritai pusėj neseniai prieš keletą metų beveik nieko nebuvo. Čia šalia jūra. Dabar prisistatė čia daug viešbučių. Viskas taip indiškam stiliui. Ir ten tolumoj matosi pagrindinė Džaganatho šventykla. Tai šiandien planuojam vykti tenai ją lankytas. Bokštas matosi tolumoj. Pagrindinė čia Džaganathos gatvė tokia. Čia karietos juda ta gatvė visada nuo šventyklos. Dabar aišku, čia matosi visur kaip kad turgus.
Sindrajumna Sarovarą. Vieną tokį iš švenčiausių kundų iš Jagannath Puri. O čia šalia tos Sindrajumna Sarovaros kundos irgi senovinė šventykla su tokiom irgi senoviniam dievybėm. Čia Narasimhos šventykla, tai vat čia viena seniausių, viena pirmųjų, kaip ir Jagannath Puri. Čia Jagannath Puri kaip tik prieš šventyklą. Dabar važiuojam kaip tik į šventyklą ir čia sankryža. Narendra Sarovara čia. Irgi čia, kur vyksta dievybių maudynės per Chandan Yatrą. O čia jau matos viršus Jagannath šventyklos. Čia vienas išėjimas. Ir čia va yra toks kaip įėjimas į šventyklą pačią. Ir mūsų čia baltųjų į tą šventyklą, viena tokia iš Indijos šventyklų yra, kur neįleidžia, sakykime, baltųjų. Tai viena iš priežasčių, tai taip skamba galbūt kažkam grubiai, kažkam juokingai, bet dėl to, kad sako, baltieji neplauna užpakalio savo. Tai vat vienas toks iš paaiškinimų yra, pakakoja ta prasme, ne, kai pakakoja, ten valo su popieriu, neplauna užpakalio. Nu, dar kitaip skaitomus, kaip baltuosius mlečkos, ne, mlečkos tai tokie, nu, tokia žemoji kasta, ne, tai va tokia viena iš priežasčių. Į Jagannath šventyklą yra 4 įėjimai, tai pagrindinis liūto, aiškiai iš rytų, po to yra tigro, arklio ir dramblio, reiškia iš 4 pasaulio pusių gaunas 4 įėjimai. Čia va šventykla, taip matos bokštas, na ir vėliava visada plevėsuoja, nepaisant jokio oro. Jeigu neklystu, liktai į rytų pusę, dabar tiksliai galiu klyst, bet liktai rytų pusė. Čia tame yra mistika tos šventyklos, kad vėliava visada jinai tokia būtent į vieną pusę plevėsuoja, nepaisant oro sąlygų. Ir čia kas įdomi, tai būtent toj šventykloje yra, jeigu dabar neklystu, apie 2000 virėjų. Kažkas tai apie tiek, gal 1000 dabar galiu sumaišyti. Ir būtent senovinėse krosnyse viskas gaminama yra. Ir čia dabar kaip tik neša irgi malkas. Nu ir dabar čia patys pagrindiniai vartai, kur ten matosi liūtai.
Ir kaip prieš tai pasakau, kad mes kaip ir negalim įeiti. Musulmonai, baltaodžiai ir visi kiti. Bet viešpaties forma, kuri vadinas pati ta pavana, būtent yra prie įėjimo ir, sakant, suteikia mums malonę savo, kad mes galėtume bent pamatyti prie įėjimo. Nu, ilga istorija tokia, bet jeigu trumpai, Džaganathą matosi čia per kamerą kaip blikčioja, bet iš tikrųjų neblikčioja. Čia taip bėga žmonės į šventyklą, jeigu matosi iš čia, kad pamatyti viešpatį Džaganathą. Dar truputį vaizdų. Matos ten tolumoje šventykla. Čia kur ta pati tokia pagrindinė gatvė. Tęsiasi apie 3 kilometrus tokia. Tota Gopinathų šventykla. Tota Gopinathų šventykla, čia irgi viena pagrindinių šventyklų Džaganathą Puryje. O toks įdomus jautukas tokia. Nu, dydis jo kažkur tai, ūgis toks maždaug metras, kažkur tai 20. Tokį pirmą kartą matau, visada tokie didesni būna, jis toks, nu, ne tai, kad mažas atrodo būtų, bet toks didelis. Šį vakar kaip tik čia pas mus tuo viešbučio langais vestuvės indusų. Čia taip maitina tas beždžionės vietiniai čia ašrami. Jie vat vieną pavalgyt džiuvesėlį. Bet kitos taip įsivaizdina, va, dar vieną. Kviečia įsiėsti.
Savo taip pusryčiauja beždžionė.